Naujuosius metus pradedame su naujaja Samsung linija, kodiniu pavadinimu Eureka. Rankose turi naujosius S24 linijos telefonus. Tad išpakuokime juos ir pažiūrėkime, kokias naujoves mums paruošė Samsung šį kartą. Išpakavus telefonus matome jau įprastų tapusią komplektaciją, telefoną, įkrovimų skirtą laidą, dokumentacijas bei SIM kortelės išėmimo datėlę. S24 yra pirmieji Samsung telefonai atkeliaujantys su dirbtinio intelekto įrankiais. Jie atkeliauja kiek kitokiu, bet neženkliai atnaujintu dizainu. 6,2, 6,7 bei 6,8 colių AMOLED ekranais, kurių šviesumas siekia net 2600 nicų ir 120 Hz atkūrimo dažniai. Snapdragon 8 trečios generacijos procesoriais, užtikrinančiais sklandų ir spartų įrenginio veikimą, 8 bei 12 GB operacinė atmintimi, talpa nuo 128 iki 1 TB. Plika akimi teko pastebėti, jog naujieji S24 ekranai sumažina atspindžių kiekį ekrane, kas išties yra puikus patobulinimas. Viena iš pagrindinių patobulintų savybių yra telefono kameros. Labiausiai matomas kameros pagerėjimas yra priartinus kadrus. Ultra modeliai atkeliauja su titaniniais korpusais, tad įrenginiai žengia į kitą patvarumo lygį. Baterijos S24 modeliuose siekia 4000 mAh, S24 Plus modeliuose 4900 mAh, o Ultra modeliuose netgi 5000 mAh. Gamintojas užtikrina, jog šių baterijų užteks visai darbo dieną kaip minimum, net ir naudojantis įrenginius nuolatos. Ultra versijos standartiškai yra ir pieštukas, o pieštukas yra pieštukas, tad nieko naujo čia neišrandame. Rašom, piešiam, valdom telefoną gestais. Tiesą pasakius, pieštukus naudoju labai mažai, tad visiškai nesupykčiau, jeigu ateityje Samsung nuspręstų iškeisti pieštukų skirtą vietą į kiek didesnę bateriją Ultra įrenginiams. Dabar pakalbėkime dar ir apie vieną iš pagrindinių reklamuojamų šios linijos taškų. Tai dirbtinį intelektą, su kuriuo atkeliauja šie įrenginiai. Dabar dirbtinio intelekto pagalba galima redaguoti nuotraukas, ištrinti nenorimus objektus ar pakeisti jų poziciją ar dydį. Su AI taip pat yra galimas ir vertimas kalbant telefonu, žinutėmis ir panašiai. Samsung siekia panaikinti kalbos barjerą AI funkcijomis, išversdami tiek žinutės, tiek ir pokalbius telefonu. Žinoma, vertimas nėra labai tikslus, o AI balsas yra visgi AI. Bene pagrindinė AI funkcija yra Circle to Search. Nesvarbu, kuriame esate telefono lange, palaikius vidurinį į Home mygtuką ir apibraukus objektą, telefonas suras jį internete. Tai realiai yra Google Lens, bet su mažiau žingsnių. Samsung S24 linija tai stiprus žingsnis į priekį mobiliųjų technologijų srityje. Serijoje pristatomos inovatyvios funkcijos ir patobulinti komponentai, tokie kaip aukštos raiškos AMOLED ekranai, galingi Snapdragon 8 trečios kartos procesoriai ir išsiplėtusios AI galimybės. Ypač įspūdinga fotoaparatų sistema, leidžianti fiksuoti aukštus kokybės vaizdus ir suteikti vartotojams naujus AI įrankius kūrybai. Naujovės tokios kaip AI nuotraukų redagavimas, vertimo funkcijos Circle to Search ar netgi apibendrinimo funkcija atveria naujas galimybės mūsų kasdieniniame naudojime ir gyvenime. Samsung S24 serija neabejotinai patiks tiek ištikimiems Samsung gerbėjams bei naujiems vartotojams ieškantiems patikimo, novatoriško ir funkcionalaus įrenginio. Tad ar tai taps tavo kasdieniu įrenginiu, spręsi tau, o apsisprendus nepamiršk užsukti į bebox.lt.